Ar esi ta, kuri iš išorės atrodo tokia moteris, tokia daug galinti, daug siekianti, daug pasiekianti, visko padaranti, visus 4 kampus sužiūrinti. Ir tavo galvoje tiesiog nesustoja mintis. Tu viską gali suvaldyti, bet ne to, kas vyksta tavo galvoje. Ar esi ta, kuri nuo ryto iki vakaro viską pergalvoja, iki smulkiausių detalių, sugalvoja kokį 1000 variantų, kaip gali būti, kad tik išvengti klaidos, nuo santykių iki ateities planų. Ir net tada, kai nieko nereikia spręsti, tavo protas vis tiek kuria galimus scenarius. Ar esi ta, kuri tiek daug turi už ką būti dėkinga, bet nesijauti taip, vis trūksta, vis kitas kalnas, į kurį reikia įkopti. Ar esi ta, kurios kūnas pradėjo kalbėti per psichosomatiką, per įtampą? O gal tiesiog nieko nebejauti? Gal tiesiog tiek atbukęs kūnas yra, kad tu nebegali jausti malonumą per savo kūną? Jeigu taip, tu nesi viena. Ir su tavimi nieko blogo nenutiko. Tu tiesiog galvoji per daug, nes jauti per mažai. Yra toks posakis, kuris yra toks tiesa, ką aš matau darbe su savo klientėm, kad overthinking yra tiesiog underfeeling. Didelis pergalvojimas, nuolatinis pastrigimas galvoje yra tiesiog atitrūkimas nuo kūno per mažas jautimas. Ir tai yra tiesiog ženklas, kada tavo kūnas yra paliktas vienas per ilgai. Aš labai dažnai girdžiu iš moterų, su kuriom dirbu, mano mintis niekada nenustoja, aš nuo jų pavargau. Jos kartais sako, aš nuo savęs pavargau. Bet jos ne nuo savęs pavargo, jos pavargo nuo per didelio galvojimo, mintijimo, nuo pastrigimo galvoje. Ir beveik visada, tu turbūt pati tai žinai, su tuo ateina psichosomatika, įsitempia pečiai, sunkumas krūtinėje, žarnyno problemos arba tiesiog nejautra. Ir moteris skundžiasi savo galvą, bet iš tikrųjų problema yra kūne. Viskas, ko neišjaučiame, lieka. Viskas, ko neatleidome, kaupiasi. Viskas, ką ignoruojame, atidedame rytojui, pradeda kalbėti vis garsiau ir garsiau. Ir tada šitoj vietoj labai dažnai būna, kad protas perima dar daugiau iniciatyvos, dar daugiau tokio, va dabar aš sugalvosiu, kaip išspręsti ir šitą problemą. Bet kai protas sprendžia tai, kas priklauso kūnui, prasideda vidinis chaosas. Nes sprendimas yra ne ten. Sprendimas tiesiog yra ne ten. Tas pats, kas eiti naktyje ieškoti dienos, o dienoje nakties. Tiesiog sprendimas yra ne toje vietoje. Kodėl daug pasiekusios moteris, tokios išorėje mūsų visuomeniai, vakarų toj kultūrai, stipriai vertinamos, giriamos, daug pasiekusios moteris labai pergalvoja viską. Nes tu moki įveikti, tu moki paspausti, tu moki būti stipri, tu moki kurti rezultatus. Ir daug pasiekusios moteris, jos labai anksti išmoko išgyventi, o ne jausti. Išgyvenimo režimu gyventi, strese, įtampoje. Ir tu, jeigu tu dabar iki čia žiūri, tu turbūt irgi labai anksti išmokai, nebūk silpna, susitvarkyk, nusibrauk ašaras ir eik pirmyn, daryk daugiau, nėra čia ko verkšlenti, susiimk ir padaryk tai, ką reikia. Kai darai daugiau, kai savo fokusą nuo savo kūno nukreipi į veiksmą, tu negali jausti daugiau.
Kai skubi nejauti, kai galvoji nejauti. Ir tai nėra problema, tai tiesiog yra tokia adaptacija. Tikroji tu laukia tavęs ne galvoje, o tavo kūne. Paradoksas yra toks. Kai nori pagreitėti saviugdoje, gyvenime, atrasti savo tą skonį gyvenimo greičiau, reikalinga yra sulėtėti. Kai tu sugrįžti į kūną, viskas, kas atrodo sunku, kas atrodė tau sunku, pradeda išlengvėti. Visos strategijos labiau įgauna kryptį. Tai, kas atrodė 1000 žingsnių nueiti kažkur, pradeda atrodyti, lyg tai yra 100. Nes 80% tavo gyvenimo puikiausių rezultatų lemia vidinis darbas, 20 strategija. Be vidinio darbo tu atsiremsi visada į savo limitą, į savo bloką, į savo ribotumus, į savo baimės, į tai, kas išmokta, į savo patternus. Nepereisi jų, jeigu nebus efektyvaus, kokybiško vidinio darbo. Taip dažnai girdžiu moteris, aš noriu pasitikėti savo intuiciją, aš noriu pradėti girdėti save, noriu ryšio su savim, noriu suprasti, apie ką aš, kaip aš. Ryšys negimsta ant įtampos, ryšys negimsta ant užspaustų emocijų, jis negimsta ant neišgyventų baimių, jis negimsta kai dar yra senos istorijos, kai protas racionalizuoja dalykus. Tie visi dalykai ateina tada, kai mes išvalom dalykus, išvalom senas istorijas, išvalom užspaustas emocijas, išvalom, pasižiūrim, transformuojam baimės, ar ne? Mes turim intuicija ateina tada, kai praskaidrėja tas vanduo. Tai intuicija nėra kaip aš galvoju, jinai irgi nėra prote. Tavo intuicija yra kūne. Taip pat kūne. Pirmiausia reikalinga išlaisvinti energijas, atlaisvinti emocijas, užspaustus dalykus. Nuimti tą šarvą tarp tavęs ir tikrosios tavęs, tavo tiesos. Nusiimti visą, kas ne tavo. Kviečiu tave nepataisyti save, o sugrįžti į save. Nekviečiu tavęs būti geresnė savęs versija, nekviečiu tavęs save taisyti, nes tu nesi nei sugedus, nei sulūžus, nei sudužus. Aš kviečiu tave prisiminti. Tu ne tik protas, tu ne tik tavo darbas, tu nesi tik pasiekimai, tu nesi tik rezultatai, tu nesi tai, ką apie tave galvoja, tu nesi tai, kaip tave vertina. Kai moteris sujungia protą su kūnu, gyvenimas pradeda tekėti, o ne įsitempti. Tu ne tik greičiau pasieksi savo tikslus, bet tu pajusi juos, mėgausies jais. Tu gyvensi juos, o negalvosi apie juos. Tai jeigu šitas video tavyje kažką palietė, tavyje kažką sujudino, tiesiog leis tam būti. Ir jeigu manęs dar nepažįsti, aš esu Indrė Pilypė, vidinės laisvės mentorė, klinikinė hipnoterapeutė. Aš vedu moteris iš vidinių konfliktų, vidinio chaoso į ramybę ir laisvę veikti. Iš meilės, iš pilnatvės, į vidinę taiką su savimi, į ryšį su savimi. Kad gyventi tikrą savo gyvenimą. Jeigu tu to norėtum, jeigu norėtum iš per didelio mintijimo, galvojimo, apsvarstymo, ateiti į didesnį atsipalaidavimą, į kūną, išgirsti save, išgirsti savo intuiciją ir gyvenimą gyventi, o ne apie jį galvoti, aš kviečiu tave į dar kelias likusias vietas mentorystei nuo naujų metų. Ir jeigu pažiūrėjai šitą video iki galo, gali pretenduoti į susipažinimo skambutį su tokia aiškumo sesija, galima sakyti.
kur darbas kartu mus gali nuvesti, kokios yra galimybės, kaip tai atrodo. Kviečiu į aiškumo pokalbį dėl terapinės mentorystės 4 savaitės arba 12 savaičių kelionės į save, vidinę laisvę, įsikūrimu savo vidiniai taikoj, atkūrimu ryšio su savimi. Tai jeigu to norėtum, parašyk man, susitarsim dėl aiškumo sesijos.